kaip galvojat, kiek iš mūsų čia esančių norėtume būti ministrais? O ateitų kas nors ir paklaustų, o nori būti ministru? Mėly broliai ir seserys, vienas iš svarbiausių dalykų, bandant kalbėti pamokslo metu, tai yra sujungti, ką sako Dievo žodis, Dievo išmintis su mūsų gyvenimo patirtim. Ir sklaidant tas dvi knygas, Dievo knygą ir savo gyvenimo patirties knygą, atrasti iš tikrųjų tą susijėjimą. Juk Dievas, kuris sukūrė mūsų širdį ir daug kitų dalykų, puikiai suvokiam ir suprantam, mato, suvokia, supranta giliau. Ir mūsų užduotis lygiai taip pat įsiklausant į jo kvietimą, suvokti ir suprasti kai kuriuos dalykus vis labiau. Ir štai šiandien, kai mes švenčiam ir miesto šventę, taip pat prisimenam ir Porciunkulės atlaidus, ir sekmadienį, galėtumėm pradėti nuo paprasto klausimo. O kaip galvojat, kiek iš mūsų čia esančių norėtume būti ministrais? O ateitų kas nors ir paklaustų, o nori būti ministru? Ir žinot, turbūt didžioji dalis pasakytume jokių būdų. Ir atsakymas būtų negerai. Žiūrėkit, atmenat, anksčiau būdavo pakankamai didelis gausus patarnautojų būrys. Ir jie dar buvo vadinami ministrantais. Nes minister pagal iš lotynų kalbos išvertus reiškia patarnautoją. Tas, kuris paprašius paduoda vandens. Tas, kuris paprašius ateina į pagalbą. Ir šiandien, mėly broliai ir seserys, tam, kad suvoktumėm Dievo žodį ir savo širdį, mes turim paklausti, ar aš ir tu norėtume būti va šitokie patarnautojai. Štai žiūrėkim, mūsų maldos visada turi dvi kryptis. Pirma, kai kalbame su Dievu, mes prašom kažko kitiems žmonėms. Tai gali būti, taip kaip Evangelijoje, sveikata mūsų artimųjų, kad išspręstų kažkokias problemas, kad nugalėtų kliūtis, kad galiausiai, ir taip toliau. Prašom, kad iš tikrųjų blogis neužkluptų. Ir tai yra susijęs su kažkuo, kas mums labai svarbu. Antra, mes galim prašyti to, ko reikia mums. Ir šiandien pirmajam skaitinį mes girdim, kaip Dievo žodis tiesiog klausia, ar nori už dyką gauti tokios jėgos, kuri pakeistų tavo ir mano širdį? Ar noriu aš, ar tu nori pasikalbėti su Dievu, kad jis labai pigiai galėtumėm sakyti, mums nieko nekainuos ir mūsų širdis pataps ministro širdim, tuo, kuris patarnauja. Žiūrėkime, mūsų bažnyčios patronas yra Šventasis Pranciškus. Per jį ateina ir Porciunkulė. Sutrumpintai gyvenimas yra toks. Jis yra šiais laikais ir terminais kalbant auksinis jaunimas, auga pas turtingus tėvus ir pakankamai išdykęs yra. Tačiau ateina laikas, kai besimelsdamas suvokia ir supranta ir Dievas dovanoja atsivertimo malonę ir besimelsdamas prie San Damijano kryžiaus, jis išgirsta kvietimą atstatyti bažnyčiai ir jis savo rankom atstato keletą nedidelių bažnyčių. Ir vienoje iš jų melsdamasis, būtent Porciunkuliai, jis prašo ypatingos malonės. Jam pasirodo viešpats ir klausia, o ko tu nori? Ir jis sako, aš noriu, kad visi žmonės, kurie melsis, kurie prašys atgailaus, liaudiškai kalbant, tiesiai į dangų, be jokių stotelių, be jokių kitų dalykų. Vot tiesiai į dangų. Sakykit, mėly broliai ir seserys, o norėtumėm tokios širdies kaip Šventasis Pranciškus, kad mums rūpėtų šalia esantys žmonės. Ir štai žiūrėkit, yra Šventojo Pranciškaus malda. Įsiklausykim, kaip jis skamba. Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės tarnu, kad siečiau meilę, kur neapykanta, atleidimą, kur neteisybės, pasitikėjimą, kur abejonės,
viltį, kur nusivylimas, šviesą, kur tamsybės, džiaugsmą, kur liūdesys. O dangiškasis Viešpatie, suteik man, kad ne tiek trokščiau būti guodžiamas, kiek pats guosti, ne tiek būti suprastas, kiek pats suprasti, ne tiek būti mylimas, kiek pats mylėti. Nes duodami gauname, atleisdami sulaukiame atleidimo, o mirdami gimstame amžinajam gyvenimui. Žiūrėkit, ko prašo. Prašo jėgos. Aš noriu labiau guosti, negu būti guodžiamas, labiau mylėti, negu būti mylimas. Bet juk, mėly broliai ir seserys, tai galėtumėm sakyti nenatūralu. Mums norėtųsi priešingai, kad mus labiau mylėtų, kad mus labiau guostų. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien Dievas ir klausia, ar noriu va šitokio širdies, kurioje Dievas gali padaryti didelį stebuklą, kad mums galėtume sakyti, labai rūpėtų šalia esantys žmonės. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, Jėzus labai dažnai kalba įvairiais palyginimais. Štai kodėl, kai mums ištaria klausimą, ar norėčiau būti ministru, mums atrodo, kad tai yra kažkoks valdžios postas. Ne, tai yra tarnystė, kad rūpėtų šalia esantis žmogus. Juk lygiai taip pat kartais mūsų širdis ir išmintis pasiklysta žmogiškose išvedžiojimuose. Juk kartais paklausus net tikinčio žmogaus, ar tu norėtum būti šventu, žmogus sutrinka ir sako, kaip ir ne visai, nes įsivaizduoja, kad buvimas šventu reiškia kažį ką. O juk pats paprasčiausias šventumo apibrėžimas tai reiškia, ar nori būti artimų Dievo draugu, būti arti Dievo. Ir staiga, jeigu taip suvokiam ir suprantam, atsakymas yra taip. Ir aš noriu, ir kad mano artimieji būtų ten, tačiau yra tik tai vienintelė širdis tavo ir mano krūtiniai, už ką mes esame atsakingi 100%. Tad, mėly broliai ir seserys, šiandien Dievas klausia, ar noriu tos jėgos, kuri įgalintų mane ir tave, susidūrus su neviltim, nešti viltį. Susidūrus su sunkumais nenuleist rankų, nepradėti bombėti, bet iš tikrųjų nugalėti. Ir būti tuo vilties šaltiniu, kuris semėsi savo jėgas iš Viešpaties. Apie tai, mėly broliai ir seserys, yra ir porciunkulio šventė. Apie tai yra ir Dievo žodis. Ir Dievas pažada, kad jeigu aš ir tu prašysim, taip ir nutiks. Štai vienas jaunas žmogus, ieškodamas gyvenimo prasmės, labai panašiai kaip ir Pranciškus, ateina į vieną vienuolyną. Pasiprašo, kad galėtų pakalbėti su vienuolyno vyresniuoju abatu ir pradeda pokalbį. Jis ir klausia, sako, ar jūsų tos maldos, kurių yra tiek daug, kasdien, kažkokiu būdu priartina prie jūsų Dievą arčiau negu kitur. Pamastę šiek tiek, vienuolyno vyresnysis sako, ar galiu į klausimą atsakyti klausimu. Jaunuolis sutinka. Tada vienuolis sako, kaip galvoji, ar tavo malda gali priversti rytoj saulę patekėti? Jaunuolis pagalvoja, sako, ne, saulė teka ir leidžiasi pagal kitus dėsnius. Vienuolis ir sako, lygiai taip pat su Dievu yra. Dievas visada yra šalia kiekvieno žmogaus, labai arti, nepriklausomai nuo to jis meldžiasi ar nesimeldžia. Jis yra. Ir nuliūdęs jaunuolis sako, tai taip išeina, kad jūsų maldos yra tuščios ir niekam nereikalingos. Čia jau vienuolis šyptelė sako, ne. Žiūrėk, tam, kad tu pamatytum saulėtekį, turi atsikelt ryte. Tam, kad pamatytum Dievo veikimą ir jo buvimą šalia, tu turi melstis. Ir tada pamatysi. Sakykit, mėly broliai ir seserys, šiandien, kai meldžiamės ir kai girdim, kaip Jėzus iš tikrųjų keliauja ir išgydo tuos ligonius, pasirūpina tai žmonėmis, ar turim drąsos ir noro pasakyti, Dieve, sunaikink nedėkingumo virusą mano širdį? Nekartą mes jau mąstėm, kad vienas iš pačių pavojingiausių virusų tai yra nedėkingumo virusas.
kuris įslenka į mūsų širdį ir labai stipriai, mirtinai užnuodija visus mus. Ir jis prasideda su mintim, kad aš myliu kitus žmonės daugiau negu esu mylimas. Ir tada įsijungia taupimo režimas. Aha, kadangi esu mažiau mylimas, galiu neištartų žodžių, kuriuos galėčiau ištart. Galiu pataupyti savo jėgas, nors galėčiau ir padaryti daugiau. Šiandien šventasis Pranciškus ir Parciunkulės šventė iš tikrųjų mums primena, lygiai taip pat kaip ir mūsų miesto šventė, primena ką? Kuo labiau žmonių bus tų, kurie trokš patarnaut, turėti ministro širdį, kuriem rūpės šalia esantys žmonės, tuo visiems mums geriau. Juk mūsų gyvenimo patirtis lygiai tą patį sako. Štai įsivaizduokim, turim nepaprastai įdomų ir gražų vakarą. Ir štai visi viens kitam patarnauja. Nu ir kaip sugadinsi tu tokį vakarą? Niekaip. Nuotaika gražiausia, pokalbiai įdomiausia, šmaikštaujama, bet užtenka vieno žmogaus, kuris iš tikrųjų susirūpina tik savimi, pradeda rodyti kaprizus, pradeda užgauliai elgtis ir visas vakaras sugadintas. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien Dievas ir kviečia visus mus, kalbantys su juo, paprašyti tokios širdies, kuri neštų ramybę, kuri guostų, kuri drąsintų, kuri iš tikrųjų turėtų tos jėgos nugalėti visus sunkumus. Tik, mėly broliai ir seserys, nepasiduokim pagundai galvoti, kad mylim pakankamai, bet paprašykim, Dieve, tu duok tos jėgos ir duok tą troškimą, kad gyvenčiau tuo tikėjimu, kurį turiu. Amen.